kalbame apie KGB bendradarbius, kurie vykdė tam tikras užduotis Lietuvoje prieš Lietuvos piliečius, kuriuos įslapino KGB, vadovaujantis įstatymais, kurie veikė Sovietų Sąjungos metu. Atkūrus nepriklausomą valstybę, tuo metu esantys parlamente žmonės davė pažadą, kad tie žmonės, kuriuos įslapino KGB, toliau bus įstatymais vėl saugomi. Tai netitinka visiškai jokių apibrėžimų ir teisės normų, kada kita valstybė įsipareigojo žodiniu susitarimu tęsti apsaugą KGB organizacijos darbuotojams. Ar iš vis tas duotas vadinamas pažadas buvo teisėtas, ar atitinka konstituciją, kada sudaro tam tikras sutartis tarp valstybių, kalbu, kad būtų aiškiau, pavyzdžiui, dabar mes su NATO valstybėmis turim susitarimus. Ir jeigu mes gaunam kažkokį pranešimą iš kitos valstybės su slaptumo žymomis, mes įsipareigojam tas paslaptis irgi saugoti, nes ta paslaptis, su kuria mes sudarėm sutartį, vadinasi, mums irgi yra vertybė. Taip, tai su NATO valstybėmis labai aišku, bet kodėl mes saugome Tarybų sąjungos, nesuprantu. Kada atkūrė nepriklausomybę, buvo vežami archyvai į Rusiją, dalis jų tik buvo sustabdytų, kalba apie 50 metus. Ir mes kažkodėl tai pripažinom tuos maišus su tam paslaptimis, kad tai yra vertybė mūsų atkurta nepriklausoma valstybė ir juos reikia įslaptinti. Bet neaišku, kas įslaptino ir kam tai ir buvo naudinga. Dėl to siūlymai išslaptinimą, dalinį įslaptinimą netitinka dabartiniais nepriklausomos valstybės teisės normų, nes mums tie sąrašai negali būti ir vertybė ir mes net neturim tokio apibrėžimo. Ko gero, tai yra antikonstitucinis duotas pažadas tuometinės tarybos, nes vienintelį dalyką, ką galėjau tik pažadėti, tai tie žmonės, kurie prisipažins, kad jie dirbo KGB, nebus persekiojami ir atleidžiami nuo baudžiamosios atsakomybės. Bet įslaptinti dar sykį ir pratęsti slaptumo terminą, tai yra visiškai nesąmoningas procesas, kurį mes nuolatos tęsiam ir gaunasi, kad mes praktiškai bendradarbiaujam su Tarybų sąjungos KGB organizacija, nes mes tęsiam įsipareigojimą duotą jų savo agentams pažadą, kad nebus išslaptinti, mes vėl juos įslaptinam ir dar pratęsiam terminus.